Tai sveiki visi, tie, kas manęs nepažįsta, mano vardas Paulius, o tie, kurie mane žino, tai turbūt dabar pakėlėt antakį ir galvojat, kas čia dabar bus. Tai turbūt niekada negalvojat, kad pamatysit mane šnekant į kamerą, aš irgi taip negalvojau. Bet ką, laikai keičiasi, aš keičiuosi ir manau, kad karts nuo karto turiu ką parodyti. Kadangi mano domėjimosi spektras yra gan platus ir, sakyčiau, 3 pagrindiniai dalykai yra kelionės, sportas ir viską, kas susijęs su technika, ar tai būtų automobiliai ar motociklai ir ypatingai šiuo metu bagiai. Bet einant prie reikalo, dėl ko būtent dabar tam sprendžiau daryti, tai už kelių mėnesių planuojam rimtą kelionę, kurią reikės pasiruošti. Tai pirmas dalykas, ką dabar reikės mums padaryti, tai gaut pinigėlių. O pinigėlių gaut reikės liūdnuoju būdu. Iš tikrųjų, tai labai liūdnu būdu. Nieko nepardavinėsim nelegalaus ar kažką tokio. Bet reikės man paleisti savo BMW 30. Mylėtą, prižiūrėtą, 7 metus turėtą, bet, kitaip čia nieko nebus. Tai už kelių dienų turiu nusipirkęs kelto bilietus. Kadangi pats gyvenu Tenerifėje, tai reikės persikelti į žemyninį Ispanijos dalį, į Huelvos miestą. Iš Huelvos teks pavažiuoti iki Sevilijos, tai kažkur apie 100 km. Tenais paliksiu automobilį, pasikraus į Antralo, su tralu nuveža į Vokietiją ir Vokietijoje turiu jau klientą Vokietijai, kuris labai susidomėjęs yra. Tai tikiuosi viskas čia apsisuks gan greitai. Po to mums reikės nusipirkti. Po to mums bus reikalingas patvarus automobilis. Tai jeigu šnekant apie patvarių automobilių brandą, tai aišku Toyota. Kaip tik dabar esu vieną užmatęs ispaniško koparto aukcione Alicantėje. Tai už savaitės geros pabandysiu šį nupirkti. Jeigu viskas gausis, teks man skristi į Alicantę, parsivaryti automobilį čia. Ir ką, pradėti visus reikalingus modus. Visą pasiruošimą pasistengsiu nufilmuoti ir pasidalinti su jumis. Tai jeigu jums patinka toks turinys, paspauskit laiką, pasubscribikit kanalą, paspauskit varpelį, iškris video greičiau. Ir ką, susimatysim už kelių dienų, nes reikės važiuoti į Ispaniją. Čiau. 3 days later. Gerą dieną. Pirma vlogo kelionė prasideda šiandien. Einu iki garažo, pasiemu BMW ir 5 lygtais valandą turiu būti kelte. Santa Cruzė, tai man čia kažkur 80 km iki tenais davažiuoti. Pasiimsiu droną, pabandysiu pašaudyti paskutinių kadrų su mašiniuku. Ir ką, lauks keltas, 33 valandos, kurių neįtin laukiu, bet nebe pirmą ir nebe paskutinį kartą jau, tai kažkiek prisitaikiau. Tai ką, judam į priekį ir žiūrim, kaip čia viskas dėliosis. Noriu užfiksuoti labai keistą reiškinį Tenerifėje. Tai yra lietus. Mes jo laukiam ir sulaukiam kartais. Kadangi atlėkiau į keltą gerokai per anksti, tai kad nesėdėti ir nelaukti, galvoju, reikia gal pavažiuoti čia iki gražios tokios vietos ir padarysiu keletą skrydžių su dronu. Stiprus bairis. Sustoju prie kelto, žiūriu E21 ešerys. Išlipa bachuriukas, žiūriu fotkina mano savo kartu. Išlipu ir aš, sakau aš jam angliškai. Iš kur, sakau, būsi? Gerulis, sakau, ešeriukas. Sakau, kur važiuoji?
Tai sako, going to Lithuania. Ai, tai sakau, galim pašnekėti lietuviškai tada. Tai pasirodo, kad esam iš to paties miesto, iš tos pačios Chebros senos. Ir visi bendri pažįstami tie patys. Nu, geras, tai matau, kelte nebus liūdna, turėsime apie ką pakalbėti. Tai va, keltukas čia vietoje. Ir ką, judėsim. Laukia 34 maždaug valandas kelte iki uosto Huelvos. Pagaliau, mes esam Huelvos uoste. Nusibodo baisiai. Skeltas. Laukiu kolegos, bet kolega yra konkrečiai prikabintas Guardia Civil policijos. Nežinau, kas ten vyksta, bet kažkokį eksponatą irgi veža neblogą. Nu va, paleido kolega. Ar labai skriaudė? Na, nebaisiai. Nebaisiai. Nu, kaip kelionė be nuotykių. Tai kažkas atsisuko priekinę vratę. Kadangi keičiau, dėjau atgal stokinius amortikus, tai kai ne pats darai, tai greičiausiai kažkas neprisuko kažko. Toks vaizdas, kad amortiko toj kojo yra veržlė, kuri laiko amortizatorių patys įsistato. Ir toks vaizdas, kad neatsisuko ir daužosi baisiai. Arba, nežinau, nusimsiu ratą, pasižiūrėsiu, nes garselis tai jau ne kažką. Nu va, problema aiški. Kaip gyveni Tenerifei, visą laiką pasitikrink mašiną po mechaniko pats. Atsiveržia absoliučiai varžti. Jeigu matus tas, tai net va, su ranka sukinėjai. Labai gerai. Tai gerai, kad neišlėkė suportas. Ratas prisuktas, suporto varžtas prisuktas, ranka tepaluota, kelienis kruvinas. Klasika. Važiuojam toliau. Ne, nu šitas kelias tai yra tragedija. Pasigauni tik tai savo 80 ir gulintis policininkas. Bam, bam. Pavažiuoji dar 20 metrų, 30. Dar vienas gulintis policininkas. Bam, bam. Tai ką, kelionė beveik baigta, nepavyko išvengti visokių žvyrkelių, smėlynų ir panašiai.
Aš žmogus, kuris tiesiai nevažiuoja. Tai palikau mašiniuką aikšteliai. Iš tikrųjų kažkiek liūdna yra. Nemažai laiko praleista, pragulėta prie tos mašinos. Bet iš kitos pusės gal nereikėtų prisirišti prie tų metalo gabalų. Nu, nebent prie BMW. Tai va, o dabar ką, važiuosiu į oro uostą neužilgo. Už 3 dienų Hiluxo aukcionas. Ir ką, pabandysiu kuo greičiau aš čia viską susisukt, nupirkt, susitvarkyt tos dokumentus. Ir papaustinsiu, kaip čia viskas vyksta toliau. Tai hebrytė, jeigu patiko toks turinys, nepamirškit, aišku, laiko, subscribe būtinai, varpelę būtinai. Ir ką, žiūrėsim, kaip čia tas pirmas blynas, ar labai prisvilęs yra. Negailėkit kritikos, aišku, su kritika patobulėsim. Tai manau, kad viskas. Tai iki kitų kartų. Čiau.